Antrojo pasaulinio karo pabaigoje daugelis moterų Europoje buvo nubaustos už santykius su vokiečių kareiviais. Tokiose šalyse kaip Prancūzija, Belgija, Nyderlandai ir Italija jos buvo viešai pažemintos, jų galvos skutamos, mušamos ir atstumtos visuomenės. Apkaltintos išdavystė, jų bausmė neskyrė tų, kurios veikia iš meilės, būtinybės ar prievartos. Atstumimas nesibaigė ties jomis. Jų vaikai gimė iš šių santykių, augo stigmatizuoti kaip priešo vaikai. Tokiose šalyse kaip Norvegija buvo platinama idėja, kad jie turi psichinių sutrikimų ir jie buvo tyriami pseudomoksliniais tyrimais siekiant pateisinti diskriminaciją. Daugelis buvo atiduoti įvaikinti, institucionalizuoti arba priversti slėpti savo kilmę, kad išgyventų. Kodėl pokario kerštas tai žiauriai užgriuvo šias moteris ir jų vaikus. Priešo moterų žeminimas, teisingumas ar žiaurumas. Moterų kūnas buvo paverstas nacionalinio identiteto simboliu. Teritorija, kurioje priešas vykdė savo dominavimą nežmogiškais veiksmais, siekdamas patvirtinti savo galią ir vyriškumą. Tarp šių praktikų moterų galvų skutimas įgavo gilią simbolinę reikšmę. Tai buvo jų moteriškumo atėmimo ir kūno pasisavinimo forma. Bausmė buvo ne tik fizinė, bet ir viešas pažeminimas. Paverstos karo sceną, jų figūros tapo drobė, ant kurios nugalėtojas paliko savo pergalės žinią. Vyrams ši praktika turėjo dvejopą tikslą – parodyti pergalę saviems ir pažymėti priešų pralaimėjimą. Konflikto metu daugelio moterų sprendimus lėmė išlikimas, kai kurios pasinaudojo okupacinės kariuomenės buvimu, kad gautų naudos itin didelio stygiaus metu. Vienos tai darė norėdamos išgyventi, kitos ideologiškai palaikė nacistų režimą dėl politinių įsitikinimų ar galios troškimų. Buvo ir tokių, kurios likusios vienos dėl į frontą išsiųstų vyrų buvo priverstos megzti ryšius su okupantais, kartais net griebdavosi prostitucijos, kad išlaikytų šeimas. Prancūzijoje tos, kurios buvo apkaltintos ryšiais su vokiečių kareiviais, buvo kaltinamos horizontalia kolaboracija, terminas apibūdinantis emocinius ar seksualinius santykius su okupacinės armijos nariais. Toks kontaktas su priešu buvo laikomas išdavystė, nes tai buvo traktuojama kaip atsisakymas nacionalinio identiteto nacistinio režimo naudai. Istorikai dokumentavo įvairias situacijas, kurios pateko į šią kolaboracijos kategoriją. Nuolatiniai santykiai su vokiečiais, kokių nors paslaugų teikimas, bendri pietūs ar net paprastas vaikščiojimas kartu galėjo būti pakankami, kad žmogus būtų pavadintas išdaviku. Moterų apkaltintų kolaboravimų baudimas nebuvo išskirtinai prancūziškas reiškinys. Jis paplito ir Italijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, ypač 1943–1945 metų, kai sąjungininkų pajėgos atkovojo okupuotas teritorijas. Nors bausmės formos skyrėsi, dažniausiai ir akivaizdžiausiai buvo taikomas galvos skutimas. Manoma, kad apie 20 000 prancūzių patyrė šį pažeminimą. Tačiau ne tik plaukai buvo kerpami, kartais jos buvo išrengiamos noviai ir išvedamos į aikštės, kur buvo tyčiojamasi ir žalojamos. Minė atliko lemiamą vaidmenį šio tipo bausmėse. Jos funkcija buvo sustiprinti gėdą ir įtvirtinti primestą pamoką. Be skutimo, kai kuriais atvejais jų kūnai buvo paženklinami nacistiniais simboliais arba frazėmis, tokiomis kaip vokiečių prostitutė. Šie veiksmai siekė panaikinti bet kokį orumo pėdsaką kaltinamosiuose ir sustiprinti mintį, kad jų kūnai yra atsakingi už neatleistiną išdavystę. Kūnas nustojo būti laikomas šventu, o nuskusta moteris nebegalėjo paslėpti savo moteriškumo bruožų. Patiriama kankynė atspindėjo jos vidinės moralės bjaurumą. Kolaborančių baudimas kilo ne iš rašytinės normos pažeidimo, o iš nusikaltimo visuomenės bendrosioms vertybėms. Galvos skutimo aktas turi senas šaknis ir kartojosi per politinės bei karinės krizės. Po Antrojo pasaulinio karo ši bausmė buvo taikoma įvairiose vokiečių okupuotose šalyse. Nuo išsilaipinimo Normandijoje ji paplito po Prancūziją ir Italiją, pasikartodama Belgijoje, Nyderlanduose, Danijoje, Jugoslavijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje. Moterų su nuskustomis galvomis vaizdai liko kaip grafinis to laikotarpio liudijimas. Prancūzijoje žymiausia šios bausmės figūra buvo Simonė Tause, kurios atvaizdą 1944 metrų. Rugpjūčio 16 užfiksavo fotožurnalistas Robertas Capa.
Nuotraukoje matoma jauna moteris su nuskusta galva ir svastika ant kaktos apsupta priešiškos minios, laikanti savo kūdikį meilės su vokiečių kareivių vaisių. Šis vaizdas buvo publikuotas Amerikos žurnale Lyke ir vėliau išplatintas daugelyje žiniasklaidos priemonių. Okupacijos laikotarpiu Tause dirbo verti biure vokiečių tarnyboje ir simpatizavo partijai, artimai nacizmai. Tačiau didžiausia jos kaltė buvo įsimylėti vokiečių kareivį Erichą Gothą, su kuriuo susilaukė dukters. Jis 32 metų norėjo ją vesti, bet karas juos išskyrė. Jam išvykus į Rusijos frontą, jį praleido 26 mėnesius kalėjime. Nuskustos moterys tapo atkurtos vyriškumo simboliu, liudijančių lyčių santykius kontekste, kuriame vyrai pralaimėję karą negalėjo apginti savo tautos. 1868 metrų feministinės kovos pradininkė Elizabeth Cady Stanton pareiškė, kad vyriškasis elementas įkūnija naikinimą, karą ir godumą, sukeldamas chaosą bei kančias visose gyvenimo srityse. Europos išlaisvinimas buvo etapas paženklintas prieštaringais jausmais. Vieni šventė pergalę, kiti jautė baimę ir skausmą. Siekdama sustiprinti kolektyvinį džiaugsmą, visuomenė nukreipė savo pyktį į moteris, palaikiusias santykius su vokiečių kareiviais. Kerštas krito ant tų, kurios konflikto metu buvo viešai matomos rodančios meilę tiems, kurie buvo laikomi priešais. Karo laikais riba tarp intimaus ir politinių išsitrindavo, paverčiant meilę išdavystės aktu. Intimūs susitikimai netapdavo vieši, bet keldavo skandalą. Daugeliui šie santykiai buvo impulsyvūs arba tiesiog neapgalvoti. Niderlanduose jos buvo vadinamos Moffenmeiden, Belgijoje Moffenheuren, o Prancūzijoje Femmes abot. Visi šie terminai turėjo stiprią niekinančią konotaciją. Nuskustos galvos rodymas viešumoje tapo pažeminimo forma. Šios bausmės įvykdymui reikėjo tikslaus planavimo. Iki okupacijos pabaigos jos buvo vykdomos slapta, tačiau atėjus išlaisvinimui kaltinamosios buvo vedamos prieš minią ir išstatomos viešose vietose. Šie veiksmai buvo vykdomi labai organizuotai, suteikiant jiems beveik oficialų pobūdį. Ginkluoti vyrai įsiverždavo į namus ir į prievartą išvesdavo aukas. Jų galvos buvo nuskustos, kartais pažymėtos nacistiniais simboliais. Kai kuriais atvejais jos buvo išteptos derva ir apibertos plunksnomis, priverstos nuogo žygiuoti gatvėmis tarp minios šūksnių ir patyčių. Kai kurios buvo sumuštos, apmėtytos akmenimis ir net nužudytos. Ši bausmė taip pat buvo vykdoma mažesniuose miesteliuose, dalyvaujant vietos gyventojams kaip liudininkams ir bendrininkams. Dalyvavo ne tik pasipriešinimo noriai, bet ir paprasti žmonės nepriklausomai nuo amžiaus. Vienas iš žymesnių kolaboravimo pavyzdžių buvo Cloto Tunnel, kurios istorija paženklino ryšiai su naciais. Garsi dizainerė palaikė artimus ryšius su vokiečių agentu Hansu Günteriu von Dinsklage, dirbusiu Vokietijos ambasadoje Paryžiuje ir turėjusiu Hitlerio pasitikėjimą. Dar prieš karą ji jau buvo su juo susipažinusi. Okupacijos metu jie gyveno prabangiame Ritz viešbučio apartamente. Yra teorijų, kad Tunnel dirbo vokiečių informatorė. Karinis konfliktas nesustabdė jos verslo, priešingai jis suteikė naujų galimybių. Tunnel bendrovė, kurios dauguma priklausė žydų šeimai Dertheimeriams, nukentėjo nuo antisemitinių įstatymų, leidusių dizaineriai perimti kontrolę. Dertheimeriams pabėgus ir su naciais palaikant ryšius, jai pavyko išlaikyti įmonę. Po Prancūzijos išlaisvinimo Tunnel sugebėjo išvengti atsakomybės. Kartu su savo meilužiu ji persikėlė į Šveicariją, kur praleido laiką iki 1954 metrų. Ironiška, bet kai ji nusprendė atkurti savo prekės ženklą, finansinę paramą suteikė būtent Dertheimeriai. Moterys valdant režimui ir jų nuopolis. Tarp 1943 ir 1945 metų Italija išgyveno laikotarpį, kupina įtampos ir asmeninių sprendimų, kurie pažymėjo tiek fašistus, tiek antifašistus. Artėjant karo pabaigai, šalis vilko sunkia psichologinė ir emocinė našta, kuri paveikė per išlaisvinimą prasiveržusį žiaurumą. Įniršusi visuomenė nusprendė nubausti tuos, kurie buvo laikomi atsakingais už ilgus diktatūros metus trukusias kančias. Kerštas buvo laikomas priemonė išrauti fašizmą ir pradėti naują tautos etapą. Šiame kontekste atsakas prieš moteris įtariamas bendradarbiavimu su režimu įgijo ypatingą reikšmę.
Užfiksuota daugybė atvejų, kai jos buvo nubaustos, nors tikslus jų skaičius sunkiai nustatomas. Nepriklausomai nuo jų skaičiaus, šie įvykiai buvo dokumentuoti ir tyrinėti dėl savo istorinės svarbos. Moterų galvų skutimas tapo pasikartojančių aktų įvairiuose karo paveiktose Europos regionuose ir tęsėsi iki 1945 metų pabaigos. Moterų, kurios patyrė šį pažeminimą, ne visos buvo aistringos režimo šalininkės. Daugelis buvo nubaustos vien už tai, kad turėjo šeimyninių ar emocinių ryšių su fašizmo nariais, vokiečių kareiviais ar net amerikiečių kariais. Šis persekiojimas atspindėjo to meto vyravusį priešiškumo klimatą. Nuo Musolinio atėjimo į valdžią 1922 metais iki jo nuvertimo 1943 metų Liepą nepasitenkinimas fašizmu augo tarp daugelio visuomenės sluoksnių. Jam žlugus prasidėjo susidorojimai su tais, kurie buvo laikomi režimo dalimi, neatsižvelgiant į tai, ar jie iš tikrųjų jame dalyvavo. Per daugiau nei 2 dešimtmečius kauptas pasipiktinimas pakurstė šį keršto troškimą. Po Musolinio pašalinimo Italija tapo mūšio lauku. Vokiečiai, buvę sąjungininkai, virto okupantais. Karalius Viktoras Emanuelis III paskyrė Pietro Badolio naujosios vyriausybės vadovu, tačiau nacistų kariuomenė okupavo didžiąją dalį šalies iki atvykstant amerikiečių pajėgoms. Nepaisant jų vaidmens išlaisvinime, kai kurie sluoksniai amerikiečius taip pat laikė okupacinę jėgą. Fašizmo žlugimas reiškė ne tik priespaudos vyriausybės išvarimą, bet ir daugiau nei 20 metų trukusios valdžios pabaigą. Liaudies pyktis buvo nukreiptas į mažiau smurtinės bausmes, tokias kaip moterų galvų skutimas. Buvo tikima, kad šie veiksmai padėjo išvengti rimtesnių atsakomųjų priemonių ir sutramdyti kolektyvinį įniršį. Kai kuriais atvejais teisingumas negi pateisino tokius veiksmus kaip būtinus viešai tvarkai palaikyti. Vienas pavyzdys įvyko Bergame, kur moteris patyrusi šią praktiką apskundė savo skriaudėją. Vis dėlto teismas kaltinamąjį išteisino, teigdamas, kad tokia bausmė padėjo išvengti didesnės žalos. Teisėjams, nors tai ir buvo žeminanti, skutimas atrodė kaip nuobauda, kuri nepažeidžia pagrindinių teisių, tokių kaip gyvybė ar fizinis neliečiamumas. Suviliota valdžios, aktorė, kuri mylėjo nacių. Savo laikai žavėjusi grožiu, nors ir turėjusi ribotų vaidybos gebėjimų, Luda Barov išgarsėjo kino pasaulyje. Tačiau jos likimas nuvedė ją nuo šlovės iki atskirties, o gyvenimo pabaiga pasitiko užmarštyje. Jaunystėje ji buvo viena iš ryškiausių ekrano figūrų, tačiau laikui bėgant tapo mažiau reikšminga aktorė. Ji gimė kaip Liudmila Babkov šeimoje, kurioje menas užėmė svarbią vietą. Jos tėvas dirbo savivaldoje, o motina buvo atsidavusi operai. Jos sesuo Zorka, turėjusi aukštesnį intelektinį pasirengimą ir kritikų giriamą talentą, taip pat pasirinko aktorystę. Tačiau jos karjera nutrūko dėl psichinės sveikatos problemų, kurios baigėsi tragiškai. Buvo kalbama, kad aktorė taip pat rodė panašius požymius, nors ir silpnesnius. Po trumpų vaidybos studijų Prahoje Barov greitai iškilo kino industrijoje. Jos pirmasis pilnametražis filmas Kritę patriotai pasirodė 1932 metais, kai jai tebuvo 18 metų. Per artimiausius 2 metus ji nusifilmavo beveik 20 filmų Čekoslovakijoje, įsitvirtindama kaip viena populiariausių šalies aktorių. Jos sėkmė netruko peržengti sienas ir 1935 metais filmas Barcarolė atvėrė jai duris už tėvynės ribų. Ji netgi gavo pasiūlymą persikelti į Holivudą, tačiau nusprendė tęsti karjerą Europoje. 1936 metais galingas kino prodiuseris ją pasamdė ir ji apsigyveno Vokietijoje. Būdama šalyje, ji užmezgė romanus su įvairiomis asmenybėmis, tarp jų ir su aktoriumi Gustavu Fržlitviu. Tačiau jos gyvenimas kardinaliai pasikeitė susipažinus su Josef Goebbelsu, įtakingų nacių režimo propagandos ministrų ir Hitlerio patikėtiniu. Tai, kas prasidėjo kaip atsitiktinis susitikimas, virto ryšių, palikusių gilų pėdsaką nacių lyderiui. Vėliau Barov tvirtino nesuprats šio ryšio pasekmių ir veikusi be politinių ketinimų. Vis dėlto jos artumas su Vokietijos aukštuoju vadovavimu jai atnešė asmeninės ir profesinės naudos. Pats Hitleris, aistringas kino gerbėjas, norėjo ją sutikti ir pasiūlė Vokietijos pilietybę.
Tuo laikotarpiu jos įvaizdis buvo stipriai susietas su nacizmu, tai jai vėliau labai pakenkė. Ji tuo metu nežinojo, kokių pasekmių ši sąsaja turės jos ateičiai. Įtampa ėmė augti nuo tada, kai ji pradėjo romaną su Goebbelsu 1936 metais. Laikui bėgant politinis spaudimas dėl jų santykių vis didėjo, kol tapo problema, kurie turėjo tiesiogiai spręsti pats Hitleris. Skirtingai nei kiti trumpi ministro romanai su jaunomis aktorėmis, šis ryšys įgavo netikėtą gydį. Barov turėjo tokią didelę įtaką Goebbelsui, kad šis netgi pateikė atsistatydinimo pareiškimą ir planavo vykti su ja į Japoniją kaip ambasadorius, kad pradėtų naują gyvenimą. Tačiau Hitleris atmetė idėją netekti tokio svarbaus sąjungininko savo vyriausybėje, ypač jautriu laikotarpiu, kai buvo pasirašyta Miuncheno sutartis, pagal kurią Vokietija įgijo dalį Čekoslovakijos. Siekdamas išvengti skandalo, kuris galėjo susilpninti jo poziciją, jis įsakė Barovai išvykti iš šalies. Kita vertus, Goebbelso žmona Magda taip pat atliko esminį vaidmenį, priimant sprendimą pašalinti aktorę iš ministro gyvenimo. Dėl to Barov buvo išsiųsta atgal į savo gimtinę. Būdama Vokietijoje ji vaidino 7 pilnametražiuose vokiečių kalbos filmuose be menkiausio akcento. Kai kurie iš tų filmų subtiliai perteikė režimo ideologiją, kaip antai Patrioten 1937 metais, kur jos veikėja įsimyli vokiečių šnipą gyvenantį prancūzės namuose. Sugrįžusi į Čekoslovakiją, ji rado jau pasikeitusią šalį nacistinės valdžios kontroliuojamą Čekijos ir Moravijos protektoratą. Nors Vokietijoje jai buvo uždrausta dirbti kine, Prahoje iš pradžių nebuvo apribojimų atnaujinti karjerą. Barov ir toliau gyveno aukšto lygio socialinį gyvenimą, supama įtakingų veikėjų, šį kartą Čekijos politinės elito ir Vokietijos valdančiųjų. Jos artumas valdžios žmonėms neliko nepastebėtas. Akivaizdus pavyzdys jos ryšys su Karlu Hermanu Franku, kuris užėmė įvairias pareigas protektorate ir vėliau buvo nuteistas už karo nusikaltimus. Norėdama tęsti karjerą vokiečių kino industrijoje, Barov sutiko atsisakyti čekų priesagos savo pavardėje, pasilikdama tik Bar. Nors jos sąsajos su kolaboravimu leido jai kurį laiką likti kine, karas drastiškai sumažino kino gamybą. Dėl ekrane mažėjančių galimybių ji pradėjo domėtis teatru, gavo vaidmenų Barandovo scenose ir ne kartą nacionalinėme teatre. Tačiau jos pasirodymai scenoje ne visada buvo gerai vertinami kritikų, atskleidžiant karjeros viražus. Nors bendras vertinimas buvo teigiamas, jos vaidyba nebuvo išskirtinė, kad patektų tarp iškiliausių teatro pasaulio vardų. Kartu su Karelu Jinsi ji perėmė dublerės vaidmenį, atstovaudamas seseriai Zorkai, turėjusi pranašesnį sceninį talentą. Jos ateitis teatre buvo neaiški, o galimybių trūkumas protektorate, be to, kad jai buvo uždrausta dalyvauti čekų kino produkcijoje, paskatino ją 1943 metais ieškoti naujo kelio Musolinio Italijoje. Per pirmąją viešnagę Italijoje ji paliko pėdsaką šalies kino industrijoje, vaidindama 6 pilnametražiuose filmuose tarp 1942 ir 1944 metų. Jos gebėjimas mokytis kalbų vėl pasitvirtino. Pasak Sidnėjaus analizavusio dalį jos filmografijos, filme La Fornarina iš šio laikotarpio, nors jos vaidmo nebuvo spindintis, tobulas italų kalbos valdymas be akcento buvo vertas pagyrimo. Tačiau sąjungininkų pajėgoms įžengus į Italijos teritoriją, kino industrija sustojo ir aktorė buvo priversta grįžti į Prahą. Jos atsiminimų knyga Pabėgimai atspindi nuolatinius gyvenimo posūkius. Netrukus po sugrįžimo baigėsi Antrasis pasaulinis karas, o režimo pasikeitimas Čekoslovakijoje iškėlė pavojų jos stabilumui. Numanydama galimas pasekmes, ji pabėgo į Vokietiją kartu su aktoriumi Hansu Albersu. Kartu jie išvyko į Bavariją automobiliu, veždami visus savo daiktus, bet juos sustabdė amerikiečiai. Norėdama išvengti atsakomybės, ji apsimetė turinti psichikos sutrikimą ir buvo paguldyta į sanatoriją Miunchene. 1945 m. rugsėjį ji buvo pareikalauta iš Prahos, o atvykus buvo įkalinta laukiant teismo. Stebėtina, kad jai nebuvo pateikti kaltinimai dėl ryšių su aukšto rango naciais, bet dėl šnipinėjimo kaltinimo, kurį pateikė teatro režisierius Boil Perlickas.
Šis režisierius, kuris anksčiau buvo kalėjęs už sukčiavimą protektorato laikotarpiu, buvo nuteistas iš dalies remiantis jos parodymais ir regis siekė keršto. Galiausiai 1946 m. gruodį aktorė buvo paskelbta nekalta ir paleista. Tačiau jos dalyvavimas Vokietijos kino industrijoje okupacijos metu jai kainavo draudimą vaidinti Čekoslovakijoje ir praradimą teisės gyventi Prahoje, nes valdžios institucijų skirta bauda nebuvo sumokėta. Po paleidimo ji ištekėjo už Janko Pekį, verslininko susijusio su teatro pasauliu, kuris taip pat buvo komunistų vidaus reikalų ministro sūnėnas. Jos ryšys su juo galėjo turėti įtakos tam, kad jos kolaboravimo praeitis turėjo mažesnį poveikį vėlesniam gyvenimui. 2 metus ji dirbo kartu su vyru lėlių teatre, kol 1948 metais įsitvirtinus komunistiniam režimui, jie abu emigravo į Austriją. Tremtis nuvedė ją į Argentiną, Ispaniją ir Italiją, kur jai pavyko atgaivinti savo karjerą. Ji vaidino 5 itališkuose filmuose, įžengė į ispanų kiną ir išplėtė savo kalbinių gebėjimų repertuarą. Teatre ji pasirodė Austrijoje ir ne kartą Vokietijoje. Nuo 5-ojo dešimtmečio jos karjera atgijo. Tarp 1956 ir 1957 metų ji suvaidino 7 ispanų kalbos filmuose. 1956 metais ji išsiskyrė su Pekį, o 1970 metais susituokė su ginekologu Kurtu Lundvaldu, kuris mirė po 3 metų. 6-ajame dešimtmetyje jos pasirodymai ekrane retėjo, kol beveik visai išnyko, išskyrus trumpą vaidmenį filme Petros von Kant Karčios ašaros, kurį režisavo Raineris Nerneris Fassbinderis. 1999 metais ji dalyvavo dokumentiniame filme Hitlerio moterys, kuris tapo jos paskutiniu pasirodymu kine. Lda Barov mirė 2000 metais Zalcburge, sulaukusi 85 metų. Įdomi istorija atskleidžia jos poveikį Josefo Goebbelso gyvenimui. Karo pabaigoje propagandos ministras nusprendė sunaikinti savo asmeninį archyvą. Jo padėjėjas von Horno pasakojo, kad peržiūrėdamas nuotraukų kolekciją Goebbelsas sustojo ties viena ir sušuko: "Tai graži moteris." Pažvelgęs į nuotrauką, padėjėjas atpažino aktorės veidą. Goebbelsas keletą sekundžių stebėjo nuotrauką, suplėšė ją į gabalus ir mesdamas į ugnį ištarė: "Tegul sudega kartu su viskuo kitu." Pažymėti karu vokiečių kareivių vaikai. Antrojo pasaulinio karo metu daugelis moterų Belgijoje palaikė ryšius su Wehrmachto kareiviais, o šių santykių gimė tūkstančiai vaikų. Jie buvo vadinami karo vaikais, nes jų egzistavimas buvo tiesioginė konflikto pasekmė. Daugeliu atveju šie ryšiai nebuvo priverstiniai, o kilę iš tikrų jausmų tarp porų. Skirtingai nei pirmajame pasaulinėme kare, kai vokiečiai kėlė siaubą civiliams, per antrąją okupaciją jų kareiviams buvo įsakyta pagarbiai elgtis su vietos gyventojais. Už smurtą ir išpuolius prieš moteris buvo taikomos griežtos bausmės. Kareiviams nebuvo leidžiama tuoktis su moterimis iš okupuotų teritorijų, todėl daug šių santykių liko slapti. Neturėdamos galimybės oficialiai susituokti, moterys liko vienos, o daugeliu atveju buvo marginalizuojamos visuomenės. Kai kurios nusprendė palikti vaikus institucijoms arba atiduoti juos įvaikinti, tikėdamos išvengti atstūmimo ir atgauti įprastą gyvenimą. Kitos, nepaisydamos visuomenės paniekos ir ekonominių sunkumų, pasirinko auginti vaikus vienos. Daug motinų slėpė savo vaikų kilmę. Vaikų klausimai, dažnai paskatinti smalsumo arba kitų pastabų, atverdavo skausmingą istoriją. Tiesa, apie jų kilmę dažnai paaiškėdavo tik suaugus. Vieni sugebėjo surasti savo tėvus, o kiti niekada neturėjo galimybės pažinti nei motinos, nei tėvo. Nyderlanduose tyrimai rodo, kad tarp 1940 ir 1945 metų apie 140 tūkstančių moterų bendravo su vokiečiais. Iš šių santykių gimė tarp 13 tūkstančių ir 15 tūkstančių vaikų, kurie augo priešiškoje aplinkoje. Jie buvo ne tik atstumti ir persekiojami, bet ir susidūrė su biurokratinėmis kliūtimis, apsunkinusiomis galimybę rasti darbą ir gauti kitų galimybių. Jų motinoms pašaipiai vadintoms Mokfenmeiden, vokiečių mergaitės, ir po karo nebuvo ramybės. Kai kurios buvo teisiamos ir nuteistos kalėjimų arba namų areštų.
Kitos buvo išsiųstos į priverstinio darbo stovyklas kaip išdavikės. Kai kurios sugebėjo pabėgti į užsienį kartu su savo vaikais. Micos Diederich atvejis atspindi šią realybę. Gimusi Vokietijoje iš Olandės motinos ir vokiečio tėvo, ji išvydo pasaulį dar vykstant konfliktui. Tėvas, sunkiai sužeistas, buvo netekęs regėjimo ir šeima gyveno kartu su seneliais iš tėvo pusės. 1947 metais jos tėvas mirė ir motina nusprendė grįžti su ja į Nyderlandus. Tačiau kelionė nebuvo lengva. Kertant po karo sugriautą Vokietiją prireikė 3 dienų, o pasiekus sieną laukė nauja problema – atstumimas dėl vokiečių kilmės. Motina su dukra, nepaisydamos sunkumų, sugebėjo teisėtai kirsti sieną ir apsigyveno Amsterdame. Šiame naujame mieste Micos motina ištekėjo už Olandų piliečio, palikdama praeitį už nugaros. Daugelį metų mergaitė atostogas leisdavo pas senelius ir tetą iš tėvo pusės, kol prisiminimai apie praeitį tapo per sunki našta. Nepaisant bandymų slėpti savo vokišką kilmę, ji mokykloje patyrė patyčias ir nuolat buvo klausinėjama apie tėvą. Susidūrusi su šiuo spaudimu, Mica nusprendė tylėti, saugodama savo emocinį stabilumą. 2006 metais ji nusprendė papasakoti savo istoriją knygoje Kas yra nuskustas, turi likti ramus, kurioje tyrinėjo moterų, turėjusių jausminius ryšius su vokiečių kareiviais ir iš tų ryšių gimusių vaikų gyvenimus. Po 6 metų, 2012 ji išleido autobiografiją Prisiminimai vokietės mergaitės, kurioje papasakojo apie atstumimą ir diskriminaciją, su kuria susidūrė nuo mažens Olandijoje. Jos liudijimas nebuvo vienišas, jį lydėjo ir kitų vadinamųjų priešo vaikų pasakojimai. Šios emocijų kupinos istorijos atskleidė kitokią to laikotarpio perspektyvą. Vietoj negailestingo ir žiauraus vokiečio vaizdinio atsirado žmogiškesnis, malonesnis ir patrauklesnis priešas. Šiuose puslapiuose atsiskleidžia vaikų, pažymėtų kilme likimai, taip pat pasakojimai apie uždraustas meilės, kurios buvo atstumtos šeimų ir pasmerktos užmaršį visuomenės. Taip knygoje keliama esminė mintis, kodėl tie, kurių tėvai buvo laikomi priešais, turėtų nešti karo kaltę. Gerlinda Stillen, flamandės motinos ir vokiečių kareivio dukra, augo frankofoninėje aplinkoje. 2007 metais jos paieškos sustiprėjo, kai motina, jau būdama garbaus amžiaus, atskleidė jos tėvo vardą Karlas. Savo knygoje Gegutės vaikas, sukurta priešo 1945 autorė pasakoja apie savo senelių baimę sužinojus, kad jų anūkė yra vokiečio duktė. Kilę iš Leveno, jie patys patyrė Pirmąjį pasaulinį karą ir matė, kaip jų miestas buvo sunaikintas okupantų. Jie gerai žinojo, kaip elgiamasi su vaikais gimusiais iš moterų, kurios buvo priešo aukos, ir todėl bijojo, kas laukia jų dukros ir anūkės. Ši knyga surinko 70 belgų vaikų liudijimų, kurie išdrįso pirmą kartą papasakoti, kaip jie visą gyvenimą buvo marginalizuojami. Daugelio istorijose vaikai idealizavo savo tėvus, tikėdamiesi, kad vieną dieną jie išgelbės juos nuo žiaurios realybės, nors dažniausiai ta viltis išblėso. Knygoje keliama aiški abejonė, ar belgų moterys iš tiesų laikė vokiečius okupantais ir priešais. Remiantis Stillen atliktais interviu, atsakymas atrodo kitoks. Daugelis jų nacių nelaikė engėjais, veikiau patraukliais, manieringais jaunuoliais apsirengusiais nepriekaištingomis uniformomis, kas ryškiai kontrastavo su vietos vyrų šiurkštumu ir mažesniu dosnumu. Šią pačią temą Abba dainininkės atvejis ir kontroversiškas eksperimentas Norvegijoje atskleidžia kitą šios istorijos pusę. 1945 m. lapkričio 15 gimė Anni-Frid Lyngstad, 6 mėnesiai po Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Tuo metu Trečiojo Reicho kariuomenė traukėsi iš Norvegijos, kur 5 metus buvo okupavusi šalį. Jos motina, 16-metė vieniša mergina vardu Sini, augino dukrą vieną, patirdama savo bendruomenės Birksen kaime atmetimą. Vietiniams gyventojams ji ir kitos moterys, turėjusios ryšių su vokiečių kareiviais, buvo laikomos išdavikėmis. Tačiau jos vienintelė kaltė buvo įsimylėjimas kareivį Alfredą Hasse Wehrmachto narį. Iš šių santykių gimė Anni-Frid, kuri buvo nacių programos Lebensborn, vadovaujamos Heinricho Himmlerio dalis. Šio projekto tikslas buvo skatinti vaikų su arijų bruožais gimimą, raginant kareivius susilaukti palikuonių su rasiškai tinkamomis moterimis. Programa buvo taikoma ne tik Vokietijoje, bet ir okupuotose
teritorijose. Norvegijoje Sini, izoliuota ir skurdžiai gyvenanti, pakrikštijo savo dukrą Anni Frid Lyngstad vardu. Po kelių dešimtmečių pasaulis ją pažins kaip Frida, viena iš legendinės grupės ABBA balsų. Fridos pamiršta praeitis, gyvenimas tarp tremties ir šlovės. Anni Frid Lyngstad motina daugelį metų kentė bendruomenės atstumimą ir kančią. Buvo sakoma, kad jos nėštumas buvo tiesiog mainai už maistą, tačiau tikroji istorija buvo kita. Ji buvo įsimylėjusi jauną vokiečių kareivį vardu Alfred Hasse. Tačiau pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, jis dingo be žinios ir ji daugiau niekada negavo iš jo jokios žinios. Po nacizmo pralaimėjimo priešiškumas vokiečių kareivių palikuonims pasiekė kraštutinumą. Norvegijos vyriausybės paskirti psichologai vertinę šių karių vaikų ir jų vienišų motinų situaciją, pateikė slogią ataskaitą. Moterys, palaikiusios santykius su priešu, buvo priskirtos žemo intelekto žmonėms turintiems socialinės adaptacijos problemų ir netgi psichinį atsilikimą. Anni Frid buvo viena iš maždaug 12 000 vaikų, gimusių Norvegijoje pagal programą Lebensborn, nacių sugalvotą planą skatinti arijų rasės augimą. Tačiau Trečiojo reicho žlugimas nulėmė šio projekto nutraukimą. Dėl to tūkstančiai nepilnamečių buvo uždaryti į psichiatrinės ligoninės, o daugelis kitų, kartu su šeimomis, buvo išvyti iš šalies, apkaltinti kaip grėsmė valstybės ateičiai. Po 2 metų pažeminimų ir marginalizacijos Sini Lyngstad nusprendė bėgti su dukra. Kartu su savo motina artieji jos emigravo į Švediją, ieškodamos naujos pradžios toli nuo praeities šešėlių. Deja, Fridos motina mirė vos po kelių mėnesių nuo persikėlimo. Nors mirtis buvo priskirta inkstų nepakankamumui, pažinojusieji ją teigė, kad liūdesys ir vienatvė prisidėjo prie jos būklės blogėjimo. Fridos auklėjimą perėmė močiutė Artija, atsidavusi moteris puoselėjusi anūkės meilę muzikai. Nepaisydama kuklių siuvėjos pajamų, ji sugebėjo įsigyti pianiną išsimokėtinai, kad Frida galėtų toliau lavinti savo talentą. Šis atsidavimas greitai davė vaisių, 16 metų ji scenoje rodė didžiulį pasitikėjimą savimi, jos balsas žavėjo visus ir atsivėrė naujos galimybės. Dėl savo charizmos ir vokalinių sugebėjimų ją pastebėjo Švedijos muzikos pramonė ir ji ėmė garsėti televizijos konkursuose. Nuo mažens Frida tikėjo, kad jos tėvas žuvo per laivų katastrofą ir nieko nežinojo apie programą Lebensborn. Tačiau, kai sulaukė sėkmės su ABBA ir gyveno romantiškus santykius su Benny Andersonu, vokiečių gerbėjas jai atskleidė pribloškiantį faktą. Jos tėvas buvo gyvas. Alfredas Hasse, Vokietijoje sukūręs kitą šeimą ir dirbęs konditeriu, sutiko susitikti su ja. Susitikimą organizavo Benny. Vis dėlto ilgai lauktas susitikimas nebuvo toks, kokio Frida tikėjosi. Ryšys su tėvu niekada neįsitvirtino. Nors naujiena ją sukrėtė, laikui bėgant paaiškėjo, kad susitikimas buvo tik formalumas. Emocinės krizės metu jos santykiai su Benny ėmė silpti. Nepaisant vaikų paramos, liūdesys ją nugramzdino į gilų liūdesį. Nors vėliau ji dar kelis kartus matė tėvą, jų dviejų emocinis ryšys taip ir neužsimezgė. Aš negaliu jo mylėti taip, tarsi jis būtų buvęs šalia mano vaikystėje, prisipažino ji interviu. Alfredas Hasse mirė 2009 metų vasario 23 dieną, taip ir nesukūręs tikro ryšio su savo dukra. Frida stengėsi palikti praeities žaizdas užnugaryje ir pasirinko tylą apie savo kilmę. 1981 metais išsiskyrusi su Benny, ji ištekėjo už princo Heinricho Ruzo Reus von Plauen Vokietijos kilmingojo. Ši santuoka jai atvėrė duris į aristokratiją ir suteikė titulą jos ramioji didenybė princesė Anni Frid Reus Plaueno grafienė. Priešo motinos tarp apsaugos ir atstumimo. Nacių valdžia griežtai kontroliavo savo kareivius net ir asmeniniame gyvenime. Šio stebėjimo dalimi buvo kontraceptinių priemonių platinimas siekiant užkirsti kelią venerinių ligų plitimui ir viešnamių steigimas okupuotose teritorijose, siekiant reguliuoti kariškių seksualinį gyvenimą. Nepaisant šių priemonių, daugelis jaunų kareivių fronte užmezgė jausminius ryšius su vietinėmis moterimis, dažnai tam, kad išreikštų pasipriešinimą drausmei arba rastų paguodą konflikto metu. Karo emocinis poveikis lėmė, kad šie ryšiai nebuvo paviršutiniški.
Tai buvo bandymas rasti prieglobstį tikruose jausmuose, chaoso ir griūties fone. Tačiau šių ryšių suvokimas labai skyrėsi priklausomai nuo kiekvienos šalies socialinio ir kultūrinio konteksto. Norvegijoje, pavyzdžiui, paplito mintis, kad vokiečių tėvų vaikai turėjo protinių sutrikimų. Psichiatras Orlo Odegaard, tyrinėjęs daugelį moterų, turėjusių ryšių su vokiečių kareiviais, skaičiavo, kad tarp 50 ir 60% šių vaikų buvo diagnozuoti pažinimo vystymosi sutrikimai. Tačiau šias išvadas stipriai paveikė diskriminacija ir priešiškumas prieš okupantų palikuonis. Daugeliu atveju šie nepilnamečiai buvo siunčiami į psichiatrinės įstaigas ir laikomi nesugebančiais integruotis į visuomenę. Be paramos ir supratimo, jie buvo paliekami izoliacijos centruose, kur kentėjo nepalankiomis sąlygomis. Amsterdame buvo ligoninių, kuriuose moterys, palaikiusios santykius su vokiečių kareiviais, galėjo gimdyti, jei priklausė nacionalistų socialistų moterų sąjungai. Naciams belgų ir olandžių motinų vaikai buvo laikomi tinkamais įsilieti į arijų rasę, todėl jiems buvo leidžiama likti su šeimomis arba būti įvaikintiems. Priešingai, rytų Europos teritorijose naciai taikė atrankos kriterijų. Jei vaikas neatitiko fizinių reikalavimų, jis buvo atskiriamas nuo motinos ir perduodamas įvaikinimui. Diskriminacija prieš šias moteris nesibaigė su kūdikio gimimu. Pavyzdžiui, Olandijos ligoninėse, kai kurios buvo žeminamos, o kai kuriuose gimdymo skyriuose kabėjo įspėjimai gydytojams ir slaugytojams plautis rankas po sąlyčio su pacientėmis susijusiomis su vokiečių kareiviais. Santuokų tarp vokiečių vyrų ir olandžių moterų buvo labai nedaug. Daugeliu atveju moterys augino savo vaikus vienos, susidurdamos su visuomenės atstumimu ir stengdamosi suteikti jiems orų gyvenimą, nepaisant ekonominių sunkumų ir jas persekiojančios stigmos. Amsterdame įstaiga Sint Hubertus priėmė daugelį vienišų motinų ir jų vaikų. Tačiau po karo ši įstaiga nustatė griežtas priėmimo sąlygas vokiečių tėvų vaikams. Jie turėjo slėpti savo kilmę ir pakeisti pavardę į olandišką, kad būtų išvengta ryšių su praeitimi. Mita Diederik dokumentavo daugybę atvejų, kai kurių vaikų vardai buvo pakeisti arba uždrausti. Kai kuriais atvejais, kai tėvas norėjo oficialiai pripažinti savo vaiką, jam nebuvo leista jo registruoti savo pavardę. Vadinamieji priešo vaikai buvo laikomi nepageidaujama buvimo įrodymu, praeities, kurie visuomenė norėjo ištrinti. Kadangi jie negimė teisėtoje santuokoje, jiems buvo atimtos daugelis teisių, kurias turėjo kiti vaikai. Net pačių šeimose šie nepilnamečiai nebuvo traktuojami taip pat kaip kiti vaikai. Jie augo priešiškoje aplinkoje, paženklinti gėdos ir net savo motinų atstumimo. Dažnai jie patirdavo viešą pažeminimą ir diskriminaciją. Vienas žurnalistas surinko Day Ein Air liudijimą, kuriame jis pasakojo, kaip jo vaikystė paženklino kaltę, kuri jam nepriklausė. Jo močiutė iš motinos pusės jo neapkentė dėl to, kad jis buvo nacio kareivio palikuonis ir ne kartą jį žiauriai baudė, o aplinkiniai tuo metu juokėsi ir tyčiojosi. Vokietijoje iki įstatymo dėl nesantuokinių vaikų teisinės padėties priėmimo 1969 metais šie vaikai neturėjo teisės paveldėti iš savo biologinių tėvų. Jie nebuvo pripažinti teisėtais palikuonimis. Įsigaliojus šiam įstatymui 1970 metais šią teisę įgijo tik tie, kurie gimė po 1949 metų. Tie, kurie jau buvo sulaukę pilnametystės iki šios datos, buvo pašalinti. Baimė dėl galimų paveldėjimo pretenzijų paskatino daugelį vokiečių šeimų nutraukti bet kokius ryšius su šiais karo vaikais. Kol artimieji vengė kontakto dėl turto praradimo baimės, vaikai troško tik vieno – būti pripažintais ir atgauti savo atimtą tapatybę. Priešo kraujas – dingę vaikai, ieškantys savo praeities. Praėjus dešimtmečiams po Antrojo pasaulinio karo pabaigos, daugelis vokiečių kareivių ir prancūzių moterų palikonių pradėjo ieškoti savo kilmės. Daugelį metų jie slėpė savo tapatybę, tačiau galiausiai nusprendė papasakoti savo istorijas ir bandyti surasti niekada nepažintus tėvus. Vienas pavyzdžių – Delor Hoffman, kuris 2005 metais po to, kai leidinyje Le Figaro buvo išleista Jauno Paulo Picaperio knyga Prakeikti vaikai, inicijavo asociacijos Širdis be sienų įkūrimą Prancūzijoje.
Ši organizacija, turinti apie 200 narių, vienija žmonės gimusius iš prancūzių motinų ir vokiečių kareivių, teikia paramą atkuriant jų praeitį ir tvarkant dvigubos pilietybės dokumentus, kuriuos administruoja Bundestagas arba Nacionalinė asamblėja. Svarbi šių paieškų dalis – Vokietijos biuras Berlyne, kuriame nuo 1939 metų saugomi kariniai archyvai. Šis centras kasmet gauna apie 500 užklausų iš žmonių, bandančių sužinoti apie savo vokišką kilmę. Chantal Leclerc, Širdis be sienų sekretorė, taip pat yra vokiečių kareivio duktė. Interviu metu ji prisipažino, kad augti nežinant savo kilmės jai kėlė nebaigtumo jausmą. Man pavyko papasakoti savo istoriją, bet jau buvau praleidusi didelę dalį gyvenimo be atsakymų. Nors mums jau per vėlu, mes galime padėti kitiems nepatirti to paties. Norime, kad šiuo metu su tokia situacija susiduriantys žmonės nejaustų tokios vienatvės. Pokario laikotarpiu Europa bandė ištrinti iš kolektyvinės atminties meilės ryšius tarp vokiečių kareivių ir moterų okupuotose teritorijose. Oficialiai naratyvas skatino idėją, kad moterys turi grįžti prie savo vaidmens šeimoje ir sutelkti dėmesį į motinystę. Daugelyje bylų dėl bendradarbiavimo su priešu pagrindinis kaltinimas buvo susijęs su emociniais ar seksualiniais santykiais, tiesiogiai susijusiais su karo kontekstu. Kai sąjungininkų kariuomenės išlaisvino okupuotas šalis, daugelis moterų buvo nubaustos už artumą su vokiečių kareiviais. Jos buvo apkaltintos ne tik išdavusios savo tautą, bet ir pažeidusios tradicinį moralės bei ištikimybės modelį. Jas viešai pažemino, nuskuto galvas, išrengė mūšį ir iš jų tyčiojosi minios akivaizdoje, tarsi tai būtų reginys. Daugybė motyvų, kodėl šios moterys užmezgė ryšių su priešu karo metu, buvo analizuojama. Nors buvo pateikta daug paaiškinimų, paprasčiausias ir žmogiškiausias dažnai liko nepastebėtas – meilė. Kai kurios vietinės moterys užmezgė ryšių su vokiečių kareiviais, kurie svyravo nuo intensyvių ir pavojingų santykių iki trumpalaikių ar paviršutiniškų susitikimų. Kai kuriais atvejais jos buvo naivios ar impulsyvios, o kitais rizikavo ar net patyrė dramatiškų situacijų. Tačiau istorija dažnai pamiršo ir šiuos ryšius ir iš jų gimusius palikuonis. Daugeliu šių vaikų vaikystę paženklino sunkumai, palikė gilias emocinės žaizdas. Kai kurie buvo perduoti vaikų namams, o kiti augo šeimose, kuriuose buvo laikomi gėdos ir socialinio atstūmimo ženklų. Motinos, kurios juos augino vienos, susidūrė su nuolatiniu panieka ir priešiškumu dėl ryšių su tais, kurie buvo laikomi priešais. Nepaisant pastangų ištrinti šiuos įvykius iš kolektyvinės atminties po išlaisvinimo, vis daugiau vadinamųjų karo vaikų liudijimų iškyla į viešumą. Šiandien daugelis jų siekia atkurti savo tapatybę ir išsilaisvinti iš stigmos, kuri jiems niekada nepriklausė. Šis epizodas, palietęs visą Europą konflikto metu, atskleidžia aplinkybių supusių šias moteris ir jų vaikus sudėtingumą. Antrojo pasaulinio karo padariniai paliko randus ne tik mūšio laukose, bet ir tūkstančių moterų gyvenimuose, kurios buvo pasmerktos dėl ryšių su vokiečių kareiviais. Po išlaisvinimo nacionalinio atstatymo poreikis atnešė keršto bangą, kai kolektyvinis pyktis buvo nukreiptas prieš tas, kurios buvo apkaltintos horizontalia kolaboracija. Skutant galvas, viešai pažeminant ir smurtaujant buvo siekiama ištrinti bet kokius pėdsakus to, kas buvo laikoma įžeidimu nacionaliniam identitetui. Šios moterys, kurios daugeliu atvejų tik ieškojo meilės ar saugumo karo metais, tapo visuomenės reikalaujančios bausmės taikiniu. Nepaisant to, ar jų santykiai su kareiviais buvo iš meilės, būtinybės ar net prievartos, rezultatas buvo tas pats – atstūmimas ir marginalizacija. Kai kurios sugebėjo iš naujo susikurti gyvenimą anonimiškai, o kitos liko amžiams paženklintos gėdos ir persekiojimo. Iš šių ryšių gimę vaikai patyrė panašų likimą. Tokiose šalyse kaip Norvegija, Belgija ir Nyderlandai šie vaikai buvo laikomi pokario istorijos dėme. Kai kurie buvo uždaryti į psichiatrinės įstaigas, kiti neteko savo tapatybės ir buvo priversti slėpti kilmę, kad galėtų integruotis į visuomenę. Mintis, kad vokiečių kraujas daro juos kitokiais, lėmė diskriminaciją, smurtą ir pagrindinių teisių atėmimą. Tokios istorijos kaip Annie Fried Lyngstad, kuri turėjo slėpti savo praeitį, kad galėtų siekti muzikinės karjeros, ar Gerlindos Killen, kovojusios už savo ir kitų karo vaikų tapatybę, atskleidžia šios stigmos naštą. Tuo pačiu metu tokios figūros kaip Luda Barov rodo,
kaip ryšys su nacistiniu režimu galėjo tapti viso gyvenimo bausme, nepaisant asmeninių ketinimų. Bėgant metams, kai kurie iš šių vaikų pradėjo ieškoti atsakymų, bandydami rekonstruoti savo istoriją ir surasti niekada nepažintus tėvus. Asociacija Širdys be sienų ir kariniai archyvai buvo svarbus šiame procese, leidžiantys vokiečių kareivių palikuonims atrasti savo kilmę. Tačiau kolektyvinė atmintis vis dar nešioja teisingumo, kuris daugeliu atveju buvo supainiotas su kerštu našta. Šių moterų ir jų vaikų likimai atskleidžia nemalonę realybę. Pokario laikotarpiu moralė tapo bausmės ginklu.